Sveiki visi, su jumis Povilas iš Master Forex Akademijos. Šiandien šeštadienis ir mes žiūrim vėl į kriptovaliutas. Kaip ir kiekvieną savaitgalį pasižiūrėsim į Bitcoiną, Ethereumą, Litecoiną, Ripple prieš Amerikos dolerį. Ir šį kartą laimėjo Ethereum Classic prieš dolerį. Man atrodo, prieš kelias savaitės mes žiūrėjome šią kriptovaliutą, tai bus pakankamai įdomu pasižiūrėti, kas pasikeitė. Primenu, jūs galite balsuoti už jūs dominančią kriptovaliutą. Ta kriptovaliuta, kuris surinks daugiausiai balsų, aš ją pasižiūrėsiu per sekančią savaitę ir pasidalinsiu savo atskaitos taškais, remintis Master Forex techninę analizę. O dabar mes tada iškart šokam, pradedam nuo Bitcoino prieš Amerikos dolerį. Tai Bitcoinas, jeigu prisiminsi praeitą apžvalgą, tai kalbėjom apie šį atskaitos tašką, kad štai čia yra visų laikų fazieras žemyn. Kalbėjom apie šį atskaitos tašką ir sakiau, kad štai šis man yra per toli, kad aš orientuosiu į štai šį atskaitos tašką. Tai yra, kai tik tai mes skirsim štai šį tašką, tai iškart turėsim fazierą žemyn. Tai kas ir įvyko, turim fazierą 4 valandų žemyn ir prasidėjo trendas žemyn 4 valandų lygio, tai yra prasidėjo trendo fazė. Suprantu, kad kažką tai gali truputėlį nervuot, visiems kažkaip tai norisi, kad Bitcoinas kiltų, bet mano darbas yra tiesiog eiti kartu su rinka ir fiksuoti faktą ir fiksuoti tai, kas vyksta. Tai štai toks fazieras įvyko. Nusileidžiam tuo į smulkesnį time frame į štai šią bangą, kad nustatytų apsauginį pivotą ir pasižiūrėti, kurgi tas pivotas, kuris saugo šią bangą žemyn, tai yra šį trendą žemyn. Taigi štai tas pivotas. Ir logika paprasta, kol šis pivotas nėra kirstas, tol trendas žemyn tęsis, tai aš pereisiu atgal prie 4 valandų. Štai matot, tas pats pivotas, kol jis nėra kirstas, tol trendo fazė 4 valandų žemyn tęsis. Ir kad ir kaip norėtus, kad Bitcoinas eitų atgal į viršų, bet faktas yra faktas, trendas yra žemyn. Kai tik tai mes skirsim štai šį atskaitos tašką, štai šį pivotą, tai iškart pereisim atgal prie 4 valandų fleto fazės ir ten vėl bus nauji atskaitos taškai, bet tai yra jau per toli į priekį, kol kas mes turim tai, ką turim. Dabar tie, kas supranta Master Forex techninę analizę, jie dar pagal H1 lygio AO susiorientuos laikų ir žinos, ką čia daryti štai šioje vietoje, bet čia jau tik tai tie, kas supranta Master Forex techninę analizę. Gerai, tai einam toliau prie Ethereum prieš dolerį. Beje, jeigu netyčia kažkas praleido, tai jeigu prisiminsit, per praeitą apžvalgą minėjau, kad mes siekiam 1000 prenumeratorių mūsų kanale, tai jau pasiektas šis skaičius, organizavom ir aš kaip žadėjau trečiadienį paskelbiau video, kuriame papasakojau kokią dovanėlę ir kokį renginį mes organizuojam, tai jeigu jūs nematėte, tai nueikit, pasižiūrėkit, trečiadienį buvo išleistas video, arba štai čia kažkur tai atsiras jums nuoroda, galite nueiti pasižiūrėti, tai registruokitės, kviečiam visus į tą renginį, bus tikrai įdomu ir tikrai gerai praleisim laiką. Šio video aprašymį irgi paliksiu nuorodą į tą video, o mes tada greitai einam atgal prie Ethereum prieš dolerį. Ethereumas irgi kalbėjom per praeitą apžvalgą apie štai šį atskaitos tašką. Irgi sakiau, kad kai tik tai kirsim šį atskaitos tašką, turėsim 4 valandų lygio fazierą žemyn. Kas ir įvyko, turim 4 valandų lygio fazierą, turim 4 valandų lygio trendo fazę žemyn. Dabar eidam į štai šią bangą, kad pasižiūrėt, kas joje viduj ir pasižiūrėt, kur yra apsauginis pivotas saugantis šį trendą žemyn. Tai apsauginis pivotas yra štai čia. Kol pivotas nėra kirstas, tol trendas 4 valandų žemyn tęsiasi, tol mes eisim kartu su šiuo trendu žemyn. Tai štai čia tas pats pivotas, ne? Tai kol jisai nėra kirstas, tol trendas sukeltas štai šio faziero tęsis žemyn ir visai rizikuojam prakirsti visų laikų fazierą žemyn ir jau ten jau žemyn bus jau štai toks fazieras, jau rimtesnis fazieras su rimtesnė jėga, ten jau galim, štai čia tas pats fazieras, ten jau galim nudardėti iki kokių štai šitų ribų maždaug apie $250 už Ethereum. Tai žiūrėsim, ar toli nueisim. Kol kas turim štai tokį 4 valandų fazierą žemyn ir štai šį pivotą, kuris saugo 4 valandų trendą žemyn. Žiūrėsim, ar jisai apsaugos, bet kol jisai nėra kirstas, aš asmeniškai žiūriu Ethereumą žemyn ir kol kas apie pirkimus aš pats net negalvoju. Kai tik tai mes prakirsim štai šį apsauginį pivotą, tai 4 valandų trendas sustos, mes atgal perėsim į fleto fazę ir ten jau bus savo atskaitos taškai, į kuriuos mes žiūrėsim jau vėliau, kol kas per toli juos žiūrėti. Tai kai susiformuos, tada mes ir pasižiūrėsim juos.
Gerai, tai tokios mintys apie Ethereumą, einam toliau, sekanti kriptovaliuta yra Litecoinas prieš Amerikos dolerį. Litecoinas prieš dolerį labai panašiai vaikšto kaip ir Ethereumas, tik tai vienas čia įdomus yra momentas, štai mes turim atskaitos tašką kirstą ir turim fezierą 4 valandų žemyn, tačiau štai čia mes tai pereisim giliau į štai šią bangą į vidų, pasižiūrėti, kur yra apsauginis pivotas, kuris saugo šį trendą žemyn, ir čia yra įdomus momentas tas, kad apsauginis pivotas čia jau yra kirstas, kaip matot. Tai yra kaip tik tai šiam momentui, kai aš įrašinėjau apžvalgą, jisai yra kirstas ir štai šis trendas žemyn su Litecoinu yra sustojęs. Mes pereinam atgal į 4 valandų fleto fazę. Tuoj grįžtam prie 4 valandų time frame. Per AO dar to nesimato, tačiau štai šita banga žemyn, štai šitas trendas žemyn jau sustojęs. Ir jau dabar aš laukiu, kol štai šis impulsas į viršų sustos. Šio impulso atskaitos taškai, tai yra apsauginis pivotas šiam impulsui yra štai čia. Tai jeigu mes sugrįšim ir prakirsim štai šį apsauginį pivotą, tai tada aš jau turėsiu 2 naujus atskaitos taškus. Bet kol kas, kol mes nekirtom štai šio pivoto, gaunas, kad impulsas į viršų jisai gali tęstis iki begalybės. Kada jisai sustos, vėlgi galbūt ten nusipaišys nauji apsauginiai pivotai, tai ten aš žiūrėsiu savaitės bėgį ir tie, kas supranta Master Forex techninę analizę, jie tikrai susiorientuos. Bet čia tokia yra situacija, kai trendas žemyn sustojęs, fleto ribų dar nėra ir aš negaliu taikyti nei fletui pritaikytos prekybos sistemos, nei trendui pritaikytos prekybos sistemos. Tokia situacija tarp žemės ir dangaus. Ar bus Litecoinas čia kažkoks kaip indikatorius, kad visos kriptovaliutos ir Bitcoinas ir Ethereumas sustojo, tai čia jau kitas klausimas, tuoj pasižiūrėsim į Ripple. Bet su Litecoinu turim, ką turim. Einam toliau, sekantį pora yra Ripple'as prieš Amerikos dolerį. Ripple'as irgi, jeigu prisiminsit praeitą apžvalgą, kalbėjom štai apie šį atskaitos tašką ir turim 4 valandų fezierą žemyn ir prasidėjusi trendą žemyn. Ripple'as irgi einam pasižiūrėti į trendą. Ripple'as savyje turi apsauginį pivotą, tai yra šis trendas yra su štai šio apsauginiu pivotu. Kol šis pivotas nėra kirstas, tol Ripple trendas žemyn 4 valandų tęsis, tol trendo fazė išliks ir štai čia matom sukeltas feziero trendas žemyn, būtent štai šita banga mane domina ir kai tik tai mes kirsim šį atskaitos tašką, tai tada grįšim atgal prie 4 valandų fleto ir ten jau žiūrėsim, kur nauji atskaitos taškai susidaro ir ką aš galiu toliau padaryti su Ripple. Bet kol kas, kol nėra kirstas štai šis apsauginis pivotas, tol Ripple 4 valandų fezierė žemyn tęsis. Ir jeigu kažkas pasikeis, tai būtinai apie tai pranešim pas mus Facebook grupiai. Beje, tie, kas dar nesat prisijungę, tai šio video aprašyme palikta yra nuoroda į Facebook grupę, vadinasi kriptovaliutos _MF klubas. Tai junkitės, kviečiami visi, ten mes toliau aptarinėjom šitas apžvalgas ir dalinamės atskaitos taškais toliau, jeigu jie pasikeičia. Ethereum Classic, jeigu prisiminsit, gal prieš 2 savaitės, man atrodo, maždaug 20 vasario dienom aš buvau įrašęs, buvo jau laimėjusi šitą porą, buvo surinkusi daugiausiai balsų Ethereum Classic kriptovaliutą ir mes tuo metu, man atrodo, būtent štai šitoje vietoje buvom. Pavartykit, pasižiūrėkit prieš tai dvi prieš tai buvusias apžvalgas ir jeigu aš teisingai prisimenu, aš minėjau tada štai šį atskaitos tašką ir sakiau, kad jeigu mes šį atskaitos tašką kirsim, tai tada turėsim 4 valandų fezierą žemyn ir nuo štai šio taško kirtimo prasidės trendas žemyn. Tai kaip matot, trendas visai neblogai ir gražiai nuėjo žemyn. Kitas atskaitos taškas buvo štai šis, tai yra jeigu mes būtume kirtę štai šį tašką, tai jau būtų toksai rimtesnis fezieras į viršų ir prasidėjęs rimtesnis trendas į viršų. Tai įvyko, kas įvyko, turim fezierą žemyn ir man šiuo metu štai šitam trendė, aš pats šios kriptovaliutos neprekiauju, bet kadangi jinai laimėjo, surinko daugiausiai balsų, tai pasižiūrim į štai šį trendą ir surandam jo apsauginį pivotą. Tai perėjus į smulkesnį time frame, matot, štai čia yra apsauginis pivotas ant kainos 24,75. Tai šis pivotas, jisai saugo pagal Master Forex techninę analizę, saugo visą štai šį trendą žemyn, sukeltą štai šio faziero. Tai kol
šis pivotas nėra kirstas, tol Ethereum klasiko trendas žemyn tęsis ir išliksim mes šitoje trendo fazėje, bet kai tik tai mes prakirsim štai šį pivotą, tai grįšim atgal, tai yra visas štai šis trendas sustos ir mes grįšim atgal prie 4 valandų lygio fleto ir tada ten susiformuos jau savo atskaitos taškai ir žiūrėsim, kas iš jų gausis, kur jie susiformuos ir kas su jais daryti ir kas ten vyksta, bet kol kas per toli. Prognozuoti aš nesiruošiu, į kurią pusę mes eisim. Mano darbas yra fiksuoti, kurioje stadijoje mes esam ir šiuo metu mes esam 4 valandų trendo stadijoje žemyn su Ethereum klasiku prieš dolerį. Manęs dažnai klausia, per privatos rašinėja man klausimus, ar tikrai kriptovaliutos turi tokius pat binarinius dėsningumus kaip ir Forex valiutos, tai žinokit, stebėdamas kriptovaliutos, kuo toliau, tuo labiau įsitikinu, kad kriptovaliutos jos netgi gražiau vaikšto pagal Master Forex V techninę analizę ir tie, kas supranta Master Forex V techninę analizę ir moka eiti kartu su rinka remintis Master Forex V atskaitos taškais, tai čia kažkaip tai labai gražiai ir labai aiškiai vaikšto kriptovaliutos pagal šitą metodiką. Tai jeigu jūs norit išmokti tuos atskaitos taškus, jeigu norit gaudytis aiškiai bet kuriam taške, bet kuriuo momentu, kas vyksta ir kas su tais atskaitos taškais daryti, tai kviečiu jūs į Master Forex V Advanced kursą. Sekantis Master Forex V Advanced kursas planuojamas galbūt nuo gegužės mėnesio, tai žiūrėsim, kol kas dar datos nežinom, bet jeigu jūs norit pasižiūrėti, kas vyksta virtualioj prekybos salėje, tai pasinaudokit galimybę. Kaip jau sakiau, trečiadienį buvo paskelbta ta dovanėlė. Buvo paskelbta apie tai, kad rengiam balandį visą mėnesį trunkantį renginį. Ir kviečiami visi, junkitės, galite pasižiūrėti, ką mes darom virtualioj prekybos salėje, pačiupinėti, pabendrauti su komandos nariais, pabendrauti su kitais akademijos nariais, galų gale galėsit pabendrauti su manim, susijungsim į webinarų seriją, pabendrausim, tai kviečiami visi. Vėlgi šio video aprašyme palikta nuoroda į tą video. Galit pasižiūrėti ir tada, jeigu domina, tai registruokitės ir junkitės prie mūsų, bendrausim balandį. O aš tada šiam momentu su jumis atsisveikinu, tie, kas dar neužsiprenumeravo šio kanalo, štai čia atsirado jums mygtukas, spauskit prenumeruot ir tada iki sekančio šeštadienio. Sėkmės visiems.